Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Vieni kitiems jie sakė: eime, pasidirbkime plytų ir jas išdėkime. Vietoj akmens jie panaudojo plytas, o vietoj kalkių bitumą. Eime, sakė jie, pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių. O viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir tarė viešpats: žiūrėk, jie yra viena tauta ir visi kalba tą pačią kalbą. Tai tik jų sumanymų pradžia. Ką tik užsimos daryti, nieko nebus jiems negalima. Sveiki, mano mėlyje, sekantis perliukas. Buvo istorijai toks momentas, kad žmonės iš pradžios 11 skyriaus sugalvojo pasistatyti tą Babelės bokštą. Ir tai antiek unikalios pamokos yra mums, kad žmogus sugalvojo išsikelti savo vardą, parodyti, kad mes galim būti gudresni už Dievą ir galim kažką tai padaryti geriau negu Dievas. Visų pirma, prieš tai buvo tvanas. Jie galvojo, tokiu būdu išvengs Dievo bausmės, pasistatys kažkokį tai pastatą, kažką panašaus. Ir jeigu bus dar kartą, Dievas juos baus, kaip pirmą kartą baudė. Mes taip apgausim Dievą. Bet čia įdomus dalykas. Pats Dievas sako: einu pasižiūrėti, ką jie ten padaro. Toks Dievo humoras. Einu pasižiūrėti, nes nematau. Žmogui gali atrodyti: ohoho, ką mes pasidarėm. Bet Dievas juokiasi. Nematau, nematau, ką jie ten tokio pasidarė. Ir einu pasižiūrėti. Ir čia ir yra. Mes visada gyvenime bandom savo jėgomis kovoti ir eiti, save kelti. Bet Dievas mus kviečia: ateikim pas jį. Ir jis parodys pasaulį visai kitų kampu. Žmogui prigimti visada yra tas troškimas būti aukščiau, siekti aukštumų. Ir tai yra, atrodo, normalu ir viskas tvarkoja. Bet iš tikrųjų Dievas kviečia mus pasižeminti ir tai nėra paprasta. Vien pažiūrėjus čia į šitą vaizdą, atrodo įspūdingai. Atrodo įspūdingai, fiziškai. O Dievas kviečia: ateikite, ir mes matom po to sekantį skyrių, mes skaitom apie Abraomą, kur Dievas sako: aš tavyje padarysiu savo vardą. Ir šiandieną mes žinom apie jį kaip tikėjimo vyrą. Ir per Abraomą mes turim viltį į amžinąjį gyvenimą. Nėra paprasta pasižeminti. Būkit palaiminti. Ir aišku, pradžios tam 11 skyriuje yra žymiai daugiau, sunku sutalpinti tą visą informaciją į kelias minutės. Ir jeigu kažkam yra noras daugiau pasikalbėti, pastudijuoti būtent tas temas, rašykit man asmeniškai.